Viskas, paskutinis rytas palapiniai, paskutinis pasibuvimas palapinėje. Šiandien vakarė laukia keltas. Jau viską išsikrovė, išlendam. Giedrė jau anksčiau išlendusi, jau ten dedasi viską. Sakė, labai rudeninis rytas šiandieną. Tai iš tiesų medžiai nuogi. Visų lapai nusitažė. Čia va ežeras, prie kurio nakvojam. Na ir va, su tokiais rudeniniais vaizdais. Paskutinės palapinės akimirkos kelionėje. Statysim ir važiuosim link kelto. Apie 25 km lieka. Didžiuliai vartai, čia prie tokio dvaro nakvojam, nu dvaro teritorijai dideliai. Haringė slot vadinasi tas dvaras. Dangtis sulūžęs. Laužavietė. Aukosim kažką. Wow. Toks drėgmės kvapas. Dar vienas. Pabandysime. Oi, koks šliužas juodas. Jo. Saugiai. Ką matai? Voro lizdą. Daug voro lizdų, bet ant kiek, o dideli vorai. Jau atvykstam į Ninos Hamną, jau galima sakyti jo priemestyje. Tai toj būsim ir stosim kažkur tais. Yeah! Visiškai ratas jau beveik apsuktas su Ninos Hamne, abudu esam Ninos Hamne. Dabar po pirmos nusistatėm laiką, kad apie 7 ar 6 valandą jau būti keltų terminale, čekinas bus. Tai dar turim laiko, galvojam į biblioteką važiuoti. Aš prie kompiuterio padirbsiu, paskui papietauti kažkur, na ir taip paskui judėsim link kelto. Tokia paskutinė diena. Vėsoka, apie 5–5,5 laipsnio laikosi, šiaurinių krypčių vėjas, tai kai važiavom į nugarą maždaug putė, tai dėl to visai neblogai. Bet vėsų. Dirbsiu prie kompiuterio, čia tokiu ovaliniai kėdėjai. Padirbėsim, tada papietauti.
ką? Iš bibliotekos išvažiuojam. Gal prasuksim dar į Lidlą, į ICA. Ir tada į keltą. Bet be pietų tai jau skrandis žarnas ryja. Negerai. Paėmėm tokios švediškos duonos. 4 paketai bus lauktuvių. Kągi, turim po 6:12 dabar. 7 lygtais maždaug atsidaro check-inas. Tai iki ten apie 5 kilometrai. Dabar važiuosim. Ir jau tuoj keltas. Va, check-inas, Stena Line keltus. Finišuosim. Check-inas. O, galima išrūšiuoti bus. Stovi pozitas. Viduj mačiau rūšiavimo. We have a ferry tickets to Ventspils. Okay, are you with the car? With bicycles. Bicycle. You can come to my colleague the last minute. Ten kaip laikas skirtingas. Geras. Automobilius leidžia, sunkvežimius leidžia. Mes dar šiek tiek pabūsim, kad tiesiog ten lauke nelaukti paskui. Prie terminalo įsitaisėm. Darysim grikius su lęšiais. Taip, ir su daržovėm. Taip. Ir gal su razinkom ir su slyvom. Yes. Aš būdamas Icoj suvalgiau brownie. Giedrė paėmė tik 2 gabaliukus, aš ten visus likusius, tai oi, kiek energijos pas mane dabar. Tai netveriu kailyje. Eisiu gal papjaustyti kopūstą. Taip įsitaisė. Ok. Paleidžiu pafilmuoti, kaip mašinos važiuoja. Ką maždaug atsirūšiavom, tai šitą tašę imsim. Pas mane nugaros pilna tašė. Ir 2 kilimėlius dar paimsim. Gal priekinę tašytę aš dar. Viskas. Viskas galim važiuoti į keltą. Jau suleisdinėja mašinas. Tai, manau, laikas ir mum. Nu, tikiuosi nieko nepamiršom. Na ką, jau visos mašinas beveik suvažiavusios. Autobusas su visais keleiviais, kurie ne su automobiliais, tai mes už autobusą sakė tai važiuoti ir įvažinėsim į teritoriją. Stena Baltica laivas. Tai ką, 78 kelionės diena tikriausiai šiandien, jei neklystu. Ant tokios dienos ir baigsim kelionę. Dar atvarysiu į keltą, tai padarysiu įrašą tikrai. Pasakysiu, kai bus su video vlogais šitais.
Varom tiesiai. Viskas, iki rytojaus ryto. Viskas čia tvarkoj, net nerišu, manau. Tiesiog paliekam taip. O, reikia ploščių paimti gal. Visai praverstų. Ir viskas. Ploščius tam, kad galėtume pasitiesti kilimėlius. Ir tada, ant ploščius, tada kilimėlį ir niekvaišį. Ok. Tai Švedijos laiku, rytoj pusryčiai nuo pusės 5 iki 6, o Lietuvos laiku, sakykime, tai nuo pusės 6 iki 7. Tai ką, mes su Giedre jau įsikūrėme, sėdimų vietų salone. Čia tai nemažai žmonių, bet kur mūsų sėdimų vietų salonas, mes galėjom pasirinkti, tai ten kaip ir tuščia. Štai čia. Rytoj pusryčiai nuo pusė 5 iki 6. Tik ką išplaukėme. Varau į denį. Pažiūrėsim, kaip išplaukėme. Tikimės, kad jums patiks keliauti su mumis ir kad netrukus įsivaizduotumėte. O taip, man jau žinoma šitos vietos. Žinau, kur eiti ant viršutinio denio. Lietus lyja. Tai net nesusivokiau, kad kai paskutinį kartą paliečiau Švedijos žemę. Reikėjo paliesti žemę, bet dėja. Viskas. Viskas, išplaukiam. Rugpjūčio 10 čia buvau ir šiandien yra spalio 26 diena, vakaras, tai lygtai 78 dienos kelionės eina į pabaigą. Viskas, ačiū Švedija, ačiū Norvegija už visas akimirkas, už lietų, su kurio dabar ir išlydi mane, už vėją. Jo, rudenėlis atėjo visiškai stipriai. Išvažiavau tokią vasarą lengvą, kai buvo šilta. Dabar visi medžiai nusidažė, pusiau lapai nuo visų medžių nukrytę. Nu, žodžiu. Viskas, išplaukiam. Ate. Pasiliksiu Švedijos visai. Pasiliksiu. Daug prisiminimų prigaminta čia tiek Švedijai, tiek Norvegijai. Ai. Viskas. Lendu į laivą. Paskutiniai vaizdai Švedijos matomi tiesioginė akim. Salos, farvateriai dar matosi. Oho. Iki kitų kartų. Štai rūkalai smirda. Nes pirmam aukšte. Pirmam aukšte rūkymo zona. Manau,
Gal vėliau ateisiu čia, ar kažkur kitur. Sumontuosiu video šiandien dienos, nes rytoj lauks ganėtinai intensyvi diena. Važiuosim iki Vilniaus, nes pakeleivius vešim. Ir tada į vieną renginį su turistų klubu varysim. Tai bus ganėtinai intensyvi diena rytoj. Gal pas namiškius dar užsuksim. Tai jo. Nu ką, vakaras. Sprendžiu video sumontuoti. Šitą, kur dabar ir filmuoju. Visai nemažai laivas siūbuoja, tas nelabai kol kas dar to pernešu. Tai šiek tiek pykina, bet taip minimaliai. Nes kai važiavom šiandien, tai vėjas buvo iš šiaurės, tai mum į nugarą pūtė. O dabar iš Nynäshamno į Ventspilį plaukiam, tai maždaug į rytus varom. Tai kaip tiek atrodo turėtų būti šoninis vėjas mums. Tai manau pasipuošti šiek tiek laivo šiandieną. Ką gal valandėlę kokį užtruksiu video sumontuoti. Čia atėjau į tokį restoraną, kavinę. Rytoj čia ir pusryčius turėsim. O kavinė vadinasi Truckers Restaurant and Bar. Sunkvežimių vairuotojų restoranas. Tai čia atrodo nemažai tokių vairuotojų. Beveik 90% vyrai visur. Jo, tokios žinios. Šiek tiek keletą minučių palauksiu, kad kompiuteris sušiltų. Tada įjungsiu ir pradėsim montuoti. Matėte tą vaizdą, tai aš toj pačioj vietoj. Tai reiškia, kad jau baigiu montuoti šiandien dienos video. Ir ką, noriu atsisveikinti. Ačiū labai, kad žiūrėjot video, sekėt mano kelionę. Ir su šituo video dar pašnekesiai apie kelionę nesibaigs. Manau, dar sukursiu kelis video. Vieną tokį kaip apibendrinimo, kitą jau po kažkiek laiko apie finansus, kiek išleidau, kiek gal užsidirbau. Tai atidarysim banko sąskaitą ir suvesim visus galus. Ir ką, viskas, kelionė pasibaigė, beveik pasibaigė, nes dar reikia grįžti namo. O su dviračiu nežinau kiek numinta, bet virš 3,5 tūkstančio tai tikrai. Tai viską dar pristatysiu apibendrinime. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekėt ir iki kitų kelionių. Susitinkam jau iš namų, manau.